Sveiki, čia VMG sala ir šios dienos receptas yra šalta sriuba. Nors jau ruduo, bet aš siūlau niekada neatsisakyti šaltų sriubų ir jas prisiminti ne tik vasarą. O sriubą mes šiandien gaminsime iš pomidorų ir fetos ir jogurto. Tad pradėkime nuo jogurto. Aš pilu į virtuvinį smulkintuvą jogurtą. Naudoju neriebų, galite naudoti riebų arba galite naudoti kefyrą. Tuomet dedame svogūnų laiškų, kokius 4-5, jeigu norite triau, galite dėti daugiau. Tada vienas iš prieskonių tai yra laiškinis česnakas, kuris suteiks ypatingo skonio ir dar ypatingesnio skonio suteiks kuminas. Panašus į kminą, bet naudojamas rytietiškoje virtuviai ir ypatingai tinka su jogurtu ir su avinžirniais. Taip, dedame kumino. Tuomet pomidoras, reikėtų jį naudoti gerai prisirpusi. Dėsiu 2. Štai kaip dabar viskas atrodo. Dabar keletą šaukštų pomidorų pastos. Pasūdome. Papipriname. Šiek tiek cukraus sirupo, nes pomidorai ir pomidorų pasta yra truputį rūgštus, tai numalšinti rūgštumą. Ir aišku, fetos sūrio. Kokius aplaužime gerus 4 šaukštus. Beliko uždaryti ir malti apie 2 minutės iki vientisos masės. Tai sriuba jau beveik paruošta, beliko ją paserviruoti lėkštėje. Aš į lėkštę išdėjau romėninius salotų, galite dėti kitas salotas mėgstamas, bet su romėniniam vietoj duonos skrebučių siūlysiu valgyti šią sriubą. Tai pirmiausia, išdedam kaip laivelius tokius padarom iš salotų, atidarom indą ir gražiai supilame mūsų paruoštą tirštą sriubą. Pabarstame dar šviežio baziliko. Žinot puikiai, kad tinka su pomidorais. Dar galima palaužyti šiek tiek fetos ant viršaus. Čia galite iš tiesų improvizuoti. Galite dėti, pabandyti ir agurką, galite dėti ir špinatų papildomai. Ši sriuba primins jums atostogos praėjusią vasarą ir neapsunkins jūsų skrandžio. Tai visiems sėkmės ir iki.